Pasirinkusiems tinkamas būtinės investicijas padeda net ir žvaigždės. Įprastai žmonės, planuojantys įsigyti saulės elektrinę, tai daro dėl praktiškumo. Jie nori užsitikrinti energetinę nepriklausomybę ir tuo pačiu metu sumažinti savo būtinasias išlaidas. Ekspertai skaičiuoja, kad investicijos į saulės elektrinę grąža vidutiniškai siekia kelis procentus. Iš vienos pusės tai nedidelė grąža, jeigu lyginsime su rizikingesnėmis investicijų kryptimis. Iš kitos pusės tai nėra neapibrėžtumo. Vidutinis namas, įsirengęs 10 kW elektrinę, pilnai patenkina savo poreikius ir sumažina elektrai skiriamų būtinųjų išlaidų dalį iki minimumo. Tikslus tokios investicijos grąžos dydis priklauso nuo kelių veiksnių. Pirma, tai kokia būsima elektros energijos kaina. Antra, ar saulės elektrinė bus nuosava. Trečia, gal įsigyjama tik jos dalis nutolusiame saulės parke. Skaičiuojama, kad įsigyjant saulės elektrinę, atsiperkamumo laikas siektų apie 6 metus. Per visą laikotarpį su saulės elektrinės investicija galima sutaupyti apie 30 000 eurų. Saulės elektrinės įsirengimas yra puikus pavyzdys, kaip galima investuoti buityje ir sumažinti kasdienės būtinasias išlaidas.